Šiame video kalbėsiu apie trečią energiją, imperatorės energiją. Jinai gali pasitaikyti matricoje praktiškai bet kurioje pozicijoje ir portrete, ir talentų zonoje, ir finansinės karmos, sielos užduoties zonoje, tiek pačios stipriausios karmos karminio mazgo pačioje apačioje matricos ir tiek pašaukime. Labiausiai minusinis pasireiškimas bus tuomet, kai šita energija yra karminėme taške, matricos apačioje, žemiausiame taške, tai yra labiausiai turinti išbalansavimo zonų ir tos zonos yra pakankamai gilios, su tom zonom pakankamai sunku, tas zonas pakankamai sunku subalansuoti. Matricą, jeigu dar nepaskaičiavote, galite paskaičiuoti pagal kalkuliatorių, aš pateikiu jį video apačioje, galima įsivesti savo gimimo datą ir paskaičiuoti. Tai trečioji energija, jinai lyderė, tai yra moteriška energija ir jinai atspindi vidinį moterį. Kas buvo susidūręs ir kam teko girdėti, kad visi mes ir moteris ir vyrai turi vidinį moterį ir vidinį vyrą. Ir tam, kad mes galėtumėm realizuoti save, savo pašaukimą ir pradėti gyventi tokį gyvenimą be ego ir kur mes galime save realizuoti visus savo talentus, mes turime subalansuoti savo vidinį moterį ir vidinį vyrą. Tai reiškia, kad mes turim tokius portretus. Jie susidaro iš mūsų turimų moterų ir vyrų vaikystėje. Dažniausiai tai yra mama ir tėtis. Jeigu mamos ir tėčių nebuvo, tai greičiausiai tai bus artimi kažkokie žmonės, broliai, seserys ir močiutės ir taip toliau. Ir mūsų psichikoje susiformuoja portretas moteriškos, koks aš turiu būti, kokia moteris turėtų būti, koks turėtų būti vyras. Ir būtent trečios energijos savininkų moteris yra labai, jinai atrodo labai stipriai, kontroliuojanti. Tai yra mama, kuri prisiėmė atsakomybę ir už save, ir už savo vyrą, kuri pakankamai stipri, atrodo stipri, jinai viską kontroliuoja, jinai tokia viską atliekanti pati, aš viską pati, nes jinai žino, kad jos vyras yra silpnas. Yra silpnas, juo negalim pasitikėti ir geriau aš atliksiu viską pati ir tada jinai prisima atsakomybę už save. Tai čia yra mama ir būtent ir vyras turintis trečiuką ir moteris turintis trečiukus irgi susiduria su to pačia situacija. Arba mama yra tokia pakankamai valdiška ir kišasi į gyvenimą taip jau akivaizdžiai, arba jinai gali būti, netrodyti valdiška, bet vis tiek jinai prisiima atsakomybę, jinai nori gelbėti visus, nori prisimti atsakomybę už visus, viską padaryti, nes jinai nepasitikė, kad jos vyras, jinai neturi atramos vidinės ir realiai ją valdo baimė, kad kažkas atsitiks tokio, ko jinai negali ištverti ir realiai jos vidinis vyras irgi yra silpnas. Ir dėl to ir tėvelis yra silpnas to žmogaus, kuris turi trečiuką arba ketvirtuką, reiškia vyras arba moteris turintis trečiuką. Tai vat, yra priežastis tos energijos subalansavimo, stipriai viską daranti mama ir kartais neatsakingas, silpnesnis tėvelis,
kuriuo negalima pasitikėti, už kurį reikia padaryti, kuriam reikia būti mamai. Tai yra normalu ir dažnai pasitaiko tokie scenarijai. Ir jeigu trečiukai yra ne tik tai portrete, bet ir kitose zonose, tai reiškia, ten jau išbalansavimas yra ganėtinai stiprus ir bus nemažai darbo būtent su tais vidiniais aspektais, su savo vidinė moterimi. Apie vyrus aš įrašysiu kitą video, nes ten vyrui reikia tiesiog išmokti tapti vyrišku, o moteriai su tokio energija reikia išmokti tapti moteriška. Nes jeigu paimti pačią figūrą imperatorės pačios energijos, tai yra Dievo aspektas moteriškas, tai yra motina Marija, tai yra Ieva, tai yra Venera. Tai galima tokius dalykus, dar galima su šito aspektu, su panašia energija sutikti mitologijoje Afroditą, Venera, tai viskas apie tą patį, apie moteriškumą, apie vaisingumą, apie mamiškumą, tai yra mama, kūrėja. Labai dažnai kortose atvaizduojama yra neščia, visą laiką neščia, nes jinai kūrėja, jinai kūrė, jinai rūpinasi savo vaikais, jinai rūpinasi savo šeima, bet jos aspektas yra labai stiprus, imperatorė. Tai nėra antroji energija, ne tik tai. Tai yra trečiukas. Trečiukas sudarytas yra iš antruko ir pirmuko. Ir rekomenduoju paklausyti tiek pirmuką, tiek antruką, nes pirmukas, pirma energija, tai yra lyderystės, jinai duoda lyderystės ir realizacijos, tai, nes imperatorė jinai moka ir realizuoti ir kurti, ir jinai turi savyje ir dvejetuką, tai yra šešėlinė moteriška pusė, kurios mes moteris labai bijo ir ten labai neprisileidžia tas aspektas, nes ten labai daug baimės, gėdos, kad nesuvaldyti savo kažkokių žvėriškų instinktų, seksualumo kažkokio nevaldomo, ten bus labai daug baimių, bet į tai reikia eiti tam, kad atskleisti savo trečiuką, reikėtų priimti ir savo pirmuką, lyderystę, taip aš galiu būti tokia stipri ir reikia priimti tas moteriškus aspektus, abudu ir šešėlinį antruką, ir tą, kuri orientuota ne tik tai į vidų kaip dvejetukas, bet orientuota į išorę, į kitus žmonės. Jinai harmonizuoja kitus žmonės, jinai gali nuskaityti kitus žmonės, jinai žino kitų žmonių poreikius, pliuse. Ir jeigu mes žiūrėtumėm į portretą, jeigu energija yra portrete, toje zonoje, kur yra gimimo data, tai yra 3 gimimo data arba 30 gimimo data, tai ten bus daugiau pliusų ir ten slepiasi iš tikrųjų minusai kažkokie, ne, bet yra ir pliusai ir iš karto matosi, kad su tokiu žmogum labai gera būti ten, kur tas žmogus, ten gražu labai viskas labai jauku, harmoninga, ten yra vaikai, ten viskas yra, ten yra prabanga sujungta su grožiu, nes ta imperatorė, jinai moka kurti, reiškia moka kurti ir finansus, ir šeimą, ir jinai ganėtinai stipri, jinai myli, moka mylėti, turi savivertę. Čia yra pliuse. Bet jeigu išbalansuota energija, ten nebus savivertės, ten bus baimė. Baimė, kad jos vidinis vyras negali būti jai atrama. Ir jeigu moteris turi tokią baimę, jinai tampa labai valdiška. Ir jeigu vidinis vyras yra toks, kuriuo reikia pasirūpinti, kuris
kuriuo negalima iki galo pasitikėti, tarsi kažkada gali pavesti, tada atsiranda baimė, kad aš turiu viską laikyti savo rankose ir viską kontroliuoti pati. Tai va toks modelis iš mamos perduodamas vaikam, ypatingai va čia kalbu apie moteris, vyram truputėlį kitas aspektas ten. Irgi moteriškas, bet jisai tampa silpnu kaip tik. Nes kai silpnas tėvelis, vyras viduje, jis, reiškia, vyras tampa silpnesnis. O jeigu pas moterį yra silpnas vyras, jinai tampa atrodo stipri, tiesiog jai reikia būti tokiai. Nors jinai viduje yra labai tokia moteriška, jinai tokia gali būti minkšta, pasiduodanti, mokanti atsipalaiduoti, bet realiai, kadangi ten nėra atramos vidinės, nėra kur atsiremti, aš visą laiką turiu sekti, aš visą laiką turiu kažką stebėti, nes aš nepasitikiu. Ir jeigu eiti labai giliai į ezoteriką, tai ką projektuoja būtent šitas išbalansavimas, tai projektuoja, kad siela kažkada nepasitikėjo Dievu. Ir kad kažkas įvyko, kur siela nepriėmė, žmogus nepriėmė pamokos ir suprato, kad ją baudžia, jai kažką bando, kad Dievu negalima pasitikėti. Žodžiu, va toks yra vidinis, labai giliai sielos lygyje uždengta šitą baimę. Tai dabar tas atspindi ir gyvenime, nes projekcija Dievo gyvenime yra tėvas ir vidinis tėvelis, jeigu yra toks, kuriuo aš negaliu pasitikėti, tai tada moteris pritraukia vyrus tokius, kuriais aš negaliu iki galo pasitikėti, kurie nebus man visiškai pilnai atrama, kurie yra galbūt kažkur neatsakingi, galbūt nemoka iki galo kažką padaryti, nemoka kažkokių dalykų, kur jai yra svarbu. Kur jai yra svarbu. Ir todėl jinai iš baimės, kad aš negaliu išgyventi su tokiu vidiniu vyru, jinai tampa tokia valdinga ir kontroliuojanti. Dabar ta moteris pritraukia vyrus, kaip ir minėjau, tokius, tokius, kuriais jinai iki galo negali pasitikėti, vienas dalykas. Antras dalykas, kad jinai laukia vyro, jeigu jinai, pavyzdžiui, santykių neturi, jinai lauks vyro, kuris pagaliau už ją kažką padarys, pagaliau jai nereikės nieko daryti, atsipalaiduoti ir jinai galės kurti, pavyzdžiui, o už ją padarys, bet jinai nesulauks to ir jinai irgi santykiuose negalės su savo vyru nieko padaryti, nieko jam išaiškinti ir jį perdaryti tol, kol savo viduje jinai pakeis savo vidinio vyro portreto. Kaip tai padaryti? Aišku, tai yra ganėtinai sunku padaryti, užauginti savo vyro viduje, nes moteris gali atsiskleisti, būti kūryboje, kurti, pilnai atsipalaidavus. Kai jinai gali paleisti visą kontrolę, kai jinai pasitikė kūrėjų, pasitikė gyvenimu, pasitikė savo vyru ir tuo savo atsipalaidavimu, kai jinai kaifuoja nuo savęs, jinai gali įkvėpti tada daryti žygdirbius savo vyru ir jinai pasitikė, kad jisai tikrai stiprus, jisai viską padarys ir man nereikia čia kištis. Va toks turėtų būti vidiniai santykiai tarp savo vidinio vyro ir vidinės moters, kai aš galiu pasitikėti ir tada aš tada jau paleidžiu viską, atsipalaiduoju ir man nieko visiškai nereikia kontroliuoti. Geriausia tai yra dirbti su savo tėvelio vaizdu, portretu vidinių vyrų, pamatyti jo stiprumo.
koks jisai galėjo būti stiprus. Gerai, jisai buvo toks ar anoks, ne? Bet pamatyti, o koks jis galėjo būti, kokia jo stiprybė nebuvo išskleista ir kai moteris pradės matyti savo tėvelyje be galo tokį stiprumą, kad jisai tikrai gali, bet turi ten kažkokių niuansų, kažkokių baimių, bet tiesiog jam nepavyksta. Bet jinai tiki, kad jisai gali ir tikrai padarys, kai atsiranda pasitikėjimas savo tėveliu vidiniu, to tėveliu gali ir nebūti, galbūt jo ir nebuvo niekada gyvenime, bet kai jinai žino, kad viduje pradeda auginti tą tėvelį, kad jisai galėjo būti, bet jo nebuvo, tiesiog tas pokalbis su savim, aišku, čia yra toks psichologinis momentas, aš čia nesiplėsiu, bet yra svarbu patikėti, kad vyrai gali, jais galima pasitikėti, nes tokia moteris turinti tričiukus, jinai giliai viduje žino, kad visi vyrai yra neatsakingi, silpnesni už moteris, jie nemoka kažką padaryti, tam tikrus dalykus ir giliai viduje jinai nepasitikė vyrais. Be to, jinai nelabai pasitikė ir moterim. Jeigu yra išbalansuota energija, ta moteris ne visai prileidžia ir moterį ir nelabai pasitikė ir moterim. Ir kai yra išbalansuota energija, aš pasakiau priežastį, kas tai galėjo būti, ką tai įtakoja, ne, ką siela atėjo čia savyje pamatyti per kitus žmonės, ne, tai jinai čia atėjo pamatyti, kad moteris, jinai turi būti visiškai kitokia. Ir jeigu mes paimtumėm, kai išsipakuoja tą energiją ir visiškai pliusė, tai visų pirma, tai yra totalus atsipalaidavimas, pasitikėjimas savimi, savivertė, jinai turi vidinę atramą ir tikrai žino, kas be atsitiktų, tai yra gerai, man nereikia nieko kontroliuoti. Nes kai yra ta baimė, kai yra kontrolė nuolatinė, labai didelė tada gaunasi įtaika vaikams, nes jei jos pačios norai tampa svarbesni už vaikų poreikius ir tada, nes jinai nori, kad vaikai būtų kažkokie. Jai svarbu yra statusas, jai svarbu yra prabanga, jai svarbu yra, kad viskas būtų gražiai, viskas atrodytų ir viskas būtų aukštame lygyje. Ir tas noras, kad tai būtų, jinai gali tarsi negirdėti tikrųjų poreikių, nes poreikis gali būti labai paprasti. Dažniausiai pas vaikus būna visiškai paprasti, nesusiję su statusu, nesusiję ten su kažkokiais pinigais ar grožiu, net nesusiję poreikiai. Ir kai trečiukas yra moteriška energija minuse, jinai net negirdės, ko nori iš tikrųjų vaikas, jinai žinos, kad reikia va taip, aš noriu matyti savo vaikus, nes jai yra svarbu, kaip atrodo jos vyras ir jos vaikai, nes pagal tai jinai save tarsi mato sociumo akimis, kaip jinai atrodo. Ir va čia labai svarbu nepaslysti, nes turint vienetuką, turint lyderės energiją savyje, ką jinai turi, ne veltui yra imperatorius pavadinimą imperatorė, ne šiaip moteris, o imperatorė. Tai reiškia, jinai kaip Afrodita, kaip Ieva, ne, turi tokį labai tyrą moteriškumą, bet jinai turi ir lyderystės kažkokią dovaną. Bet tai nereiškia, kad jinai turi valdyti ir kontroliuoti. Jinai tą lyderystės dovaną gali panaudoti tiesiog savo savivertei. Jinai žino, kad jinai gerai daro. Jinai žino, kad jinai puikiai ir tiesiog aplinkoje viskas susidėlioja automatiškai, jai net prisiliesti nereikia. Ir jeigu jinai, kai išsipakuoja ir susibalansuoja energiją, ir svarbiausia, ką reikia žinoti, kad
jeigu ta energija yra tik tai vienoj zonoj, tai tik tai dalis sielos, tai nebūtinai visas žmogus yra toksai. Ne, tai svarbu žiūrėti, pavyzdžiui, sielos stiprybė yra matricos viduriukė. O ir pagrindinėse zonose labai didelį įtaką daro. O visur kitur, tai aišku, ten jau kitaip žiūrima, ne taip stipriai, tai nereikia galvoti, kad ką aš čia kalbu, tai jau aš esu toksai. Bet tiesiog yra tokia dalis nesubalansuotos energijos. Ir kai jinai pliusė, kai jinai jau susibalansuoja, ten yra tiesiog žiūri žmogų ir matai, va čia imperatorė, va čia yra lyderystė, ten jai net nereikia nieko valdyti ir turėti kažkokį kardą ar kažkokius įrankius, ne? Jinai ir taip matosi, kad jinai lyderė. Jinai turi be galo tokį subtilų skonį, grožio suvokimą, jie yra labai svarbu, kad viskas būtų gražu. Taip pat ir vyrai turintys tą trečiuką, jiem be galo svarbu išvaizda, grožis išorinis. Kad viskas būtų gražiai sudėliota. Tai pliusė tai yra begalinė meilė vaikams, tai yra šeiminiškumas, mokėjimas organizuoti, nuoširdumas. Jis gerbia ir vyrus, ir moteris, labai patraukliai, tiesiog labai ir toks rūpestingumas, ne gelbėjimas visų, o rūpestingumas, tiesiog jinai rūpinasi, kas pas ją ateina. Vat yra paveiksliukai, jeigu pasižiūrėti imperatorės, pas ją ateina gyvūnai ir tiesiog susibalansuoja, susiharmonizuoja juos aplinkoje, nes ten antiek yra gera, antiek jinai užkrečia savo to grožių, pasitikėjimu savimi, tokių vidinių užpildytumų, vientisumu, jinai vientisa, jinai yra turi labai gerą kontaktą su kūnu, su mama, su savim. Labai be galo kūrybinga, nes ten yra ir ta antroji energija, kuri gali pasinerti ir gauti kūrybingumo. Bet kadangi tos energijos, kai išsibalansuoja, kai svarbus statusas, kai yra svarbu pinigai, kai yra svarbu valdyti, ne tam, kad kodėl? Ne dėl to, kad jinai be galo stipri. Ne, čia visai ne apie stiprumą. Ir dažniausiai tos moteris nėra, pavyzdžiui, jeigu paimti 11 energiją, ne, arba 7 energiją, ten be galo daug vidinės stiprybės, ten tikrai yra stiprų. Bet trečiukas dažniausiai jos yra moteriškos, bet iš baimės jos išeikvoja visą savo resursą tam, kad valdyti, pasirodyti stipriai, nes jai reikia ir už save daryti, ir už savo vidinį vyrą. Ir jai reikia viską sužiūrėti, viską sukontroliuoti, kad tik tai būtų toje kartelėje, kurią aš sugalvojau savo. Minusai. Kaip ir minėjau, tai yra valdiškumas. Santykiuose, ypatingai santykiuose su tokia moterim ganėtinai yra sudėtinga vyrams būti vyriškų, nes jinai gali slopinti, nuvertinti, gali konkuruoti, sakyti, aš čia turiu ten verslų kažkokiu, o tu nieko nemoki. Ir dažniausiai šitose santykiuose vyrai tikrai neturi pinigų, gali neturėti ten verslų arba turi, bet visą laiką turi kažkokį užnugarį, tarsi ten tėvai, ne mama, ten kažkoks užnugaris yra, tarsi ne pats žmogus viskom pasirūpina. Žodžiu, čia bus vis tiek kažkur bus silpna vieta ir jai reikia būtent kontroliuoti, valdyti, jinai nepasitikė, ne, kaip ir minėjau,
nepasitikė, dar gali būti su trečiuku minuse. Tai yra užsiciklinimas į savo išvaizdą. Nu, labai matosi, aišku, kai vyras trečiuką turi, ten jau iš karto matysite, kad tai yra trečiukas, ten yra labai neprikaištingos išvaizdos, toks tikrai pedantiškai prižiūrėtas, tai va ten bus trečiukas. Ir moteris, jinai irgi gali užsiciklinti, nes jinai suvokia, kas yra grožis, bet gali išsikraipyti, gali atsirasti gobšumas perduoti, kažką perduoti, nes imperatorė savo pliusė, jinai antiek gailestinga, jinai rūpestinga ir jai tikrai jinai negaili. O minuse gali atsirasti gobšumas, kitų žmonių poreikių vengimas, tarsi negirdimas ir šaltumas gali būti, nes šiaip tai Venera, imperatorės energija Veneros, jinai yra apie seksualumą, apie meilę, apie santykius, apie grožį ir minuse tai bus šaltumas, tai yra savo seksualumo nepriėmimas, tai yra nemokėjimas suvaldyti savo finansus, agresija gali būti, atsakingumas kažkur, neatsakingumas, netvarkingumas taip pat. Tai šita moteris totaliame minuse gali būti visiškų tiranų ir despotų namuose, tiek vaikam, tiek vyrui, nors jinai gali nepastebėti to ir galvoti, kad iš tikrųjų jinai tik tai gerą nori visiems padėti. Gali būti minuse dar yra tokių pasireiškimų, kaip visiškai bejėgiškumas ir nenoras turėti vaikų. Irgi yra tokių variantų, kaip būtent šitai pasireiškia trejetukas. Taip, tai svarbu, kadangi jinai labai girdi, pliusę jinai girdi, ne? Jeigu minusą jinai negirdi, ką sako žmonės, tai pliusą jinai girdi ir jinai nuskaito, žmonės labai puikiai jaučia aplinką, jinai jaučia, ką reikia padaryti, ką reikia kitiem žmonėm padovanoti, pasakyti, kad jiem būtų gera. Ne? Vat toks jos yra nuskenavimas, pajautimas, tai yra jos labai didelė stiprybė ir kartais minusai jinai gali kaip tik to pasinaudoti arba negirdėti, ignoruoti. Dar minuse tai yra ką reikia išmokti. Gerai, moterimis, kurios trečiukas yra, reikia tiesiog žiūrėti į savo mamą ir pasižiūrėti, kaip mama per daug užkrovė ant savęs, kokiu būdu jinai veikia, ne? Nes jinai galėjo, aišku, kitaip veikti, bet realiai kurioj vietoj, kur ta baimė yra. Ne dėl to, kad jinai bloga ta mama arba ten per daug reikliai, valdiška ir taip toliau, gal tiesiog surasti kokią baimę, kodėl jinai taip pasielgė, kodėl jinai turėjo tapti tokia. Ir tiesiog turi atsirasti užuojauta ir pilnai suprasti tos mamos baimę. Tada reikia atstatyti ryšį su mama, pamatyti, kad jinai vis dėlto nėra agresyvi, kad jinai nėra ten kažkokia slopinanti, kad jinai nėra tokia kaip buldozeris. Ne? Reikia suvorasti, kad jinai silpna, kad jinai moteriška, pamatyti jos moteriškumą, kurioje vietoje atsiskleidžia tas kūrybiškumas, moteriškumas ir tiesiog pamatyti kaip atskirą tokį mechanizmą, kuris ją pastumdė taip elgtis ir tuomet atsiras atleidimas, suvokimas ir vidinė moteris tada atsigauna. Ir reikia suprasti, o kam čia viskas tai buvo padaryta, nes trečiukai reikia išmokti totaliai atsipalaiduoti, totaliai. Tiesiog, kai jinai išmoks
pasitikėti savo vyrui, pamatys, kad vyrai yra stiprūs, visi vyrai yra stiprūs, išmoks pamatyti stiprybės vyrų, kai jinai išmoks atsipalaiduoti, totaliai perduoti vairą vyrui, totaliai, kai atsiras pasitikėjimas, jinai galės atsipalaiduoti ir tada jau jinai galės pritraukti į savo gyvenimą tokius vyrus, kurie tikrai gali būti atrama jai ir jinai tik tai kūrė. Ir jos didžiausias noras, kad būtų šalia vyras, kuris pasakytų, tu tik tai būk ir tu tik tai kurk. Viskas. Ir čia didžiausias poreikis būtent trečiuko yra. Trečiukas dar galima žiūrėti, jeigu mes žiūrėjom pirmą ir antrą energiją, ant tiek yra savyje daug turinti ir paskui jinai išsirituliuoja į šeštą energiją, tai yra įsimylėjų energija, irgi labai siūlau paklausytis šeštuką. Ir devintą, jau tokiame solidžiame amžiuje, jinai jau bus devintukų, išmintinga, kuri dalinsi savo informaciją, kuri turės pasiekėjus, mokinius, jinai gali tapti devintukų. Bet tam, kad santykiai pereiti į gerus santykius, į tobulus, gražius santykius, reikia sutvarkyti tą vidinę moterį, tapti moterimi ir paleisti visą kontrolę nuo visų šalia esančių žmonių, nepriklausomai nuo to, nuo savo baimių. Tai yra, reikia pradirbti, aišku, baimės. Taip, tai visa informacija, iš tikrųjų čia labai gili informacija ir labai daug išnagrinėta informacija ir kiekvieną energiją aš visą laiką praleidžiu per save ir jaučiu, kaip jinai jaučiasi, kokia jinai yra ir atskirai padarysiu vyram skirtą video, nes ten truputėlį kitaip, nors priežastys yra ta pati. Ačiū, kad klausėte.